Kodėl turintys patirties statybininkai ateina dirbti į jūsų Litpersona įmonę? Čia gal nėra vieno atsakymo, bet toks, jeigu paprastai atsakant, sakyčiau, dėl to, kad mes rūpinamės tais darbuotojais. Iš tikrųjų. Tai turim atskirą skyrių įmonėje žmonių, kurie atsakingi už nuolatinį ieškojimą naujų darbų, naujų užsakymų. Tai mes užtikrinam, kad darbuotojai, kurie pas mus ateina, geri darbuotojai, visą laiką turėtų darbą. Tai vienas dalykas, kas yra labai svarbu. Nėra jokių prastovų. Ne, prastovų jokių niekada nebūna. Darbuotojai gali pasibaigus vienam objektui važiuoti į kitą objektą. Toj pačioj šaly gali važiuoti į kitą šalį. Pamatyti pasaulio, pakeliauti. Kitas dalykas, ką labai darbuotojai irgi vertina, tai turim pilną servisą. Planuojam kelionės, perkam bilietus, netgi čekiną padarom už darbuotoją. Pasitinkam oro uoste. Atvykus į apgyvendinimą irgi pasitinka team lyderiai, paaiškina visas taisyklės, kaip čia galima elgtis, kaip negalima elgtis. Tai stengiamės sukurti tokią paslaugą darbuotojui, kad viskas, ko jam reikėtų daryti, ateiti darbą ir atlikti tai, ką jisai moka. Tai labai rimtai žiūrim į apgyvendinimą. Tai matom, kad geri darbuotojai ne tik ieško gerų pinigų, bet jiems svarbu ir aplinka, kur jie dirba. Tai tie įdomus projektai pas mus dideli, apie kuriuos gali papasakot grįžęs. Kalėdos artėja prie kalėdinio stalo, parodyti vaikam nuotraukas. Bet kažką prisidedi prie didelių dalykų statymą. Tai apgyvendinime irgi, kai kalbam apie apgyvendinimą, mes galvojam pirmiausia apie du dalykus. Pirmas, ar tu gali jaustis saugiai. Ar tu gali jaustis saugiai. Antras dalykas, ar tu gali pailsėti tuose namuose, kur gyveni. O ką reiškia jaustis saugiai? Tai tie du dalykai yra ir ar gali jaustis saugiai ir ar gali pailsėti labiausiai priklauso ne nuo to, koks tas namas, kokios spalvos sienos, ar yra indaplovė, džiovyklė, skalbimo mašina, visi kiti būtini dalykai, tai tie aišku yra, bet jeigu yra neadekvatus kolegos, tai būna tikrai ir statybose pasitaiko tokių blogų žmonių, kur tikrai nesinori gyventi. Aišku, labiausiai yra alkoholio problemos. Jeigu tu grįžti namo ir bendrose patalpose, kur daraisi valgyti, sėdi žmogus kažkoks išgėręs, tai yra nemalonu. Muštynės. Visokių dalykų. Tai dėl to mes darom labai kruopščią atranką ir siekiam, kad visi darbuotojai atvažiuotų dirbti, o po darbo norėtų ilsėtis, o ne šokius kelt apgyvendinime. Tai kolegos, jeigu trumpai sakant, kolegos yra esminis dalykas, adekvatų žmonės. Ne probleminiai, ne kažkokie su kriminalinė praeitim ar netgi dabartim. Kur yra aiškus interesas, atvažiavau čia dirbti, užsidirbti, po darbo noriu ilsėtis. Tai aišku, yra ir žmogiški dalykai, reikia gerbti tos kitus žmonės, su kuriais gyveni. Ne visi moka, ne visi išmokę yra po savęs keptuvę išsiplauti. Indų sudėti indaplovę. Nuėjai dušą, išsimaudėjai, irgi reikia kažką ten apsitvarkyti po savęs, kad kitam žmogui būtų malonu.